Nu, va, tai gerai, tai aš mačiau, kad parašėt kelis klausimus, dabar jau 4 klausimai yra, tai mes labai tuo džiaugiamės. Tai gal, mačiau vienas klausimas yra, kokia yra vyresniųjų skyrimo tvarka jūsų bažnyčioje? Ir kaip šie vyresnieji yra susiję su kitais bažnyčios valdymo institutais, pavyzdžiui, bažnyčios taryba? Pavyzdžiui, mūsų evangelinėse bažnyčiose mes turim tarybas ir kurias perrenkame nuolat, perrenkame kas 3 metai. Tai mums būtų labai įdomu išgirsti jūsų patirtį ir tada kaip jūs darot. Yra daug skirtingų būdų, kaip bažnyčia gali funkcionuoti. Pas mus, mūsų vyresnieji, ir yra bažnyčios taryba. Ir nėra tam tikros rotacijos ar laiko, kai jie turi palikti bažnyčios tarybą. Aš turiu juos ten visam gyvenimui. Kas gali būti ir gerai, ir blogai. Bet mūsų bažnyčioje vyresnieji yra nuostabus. Ir aš esu dėkingas, kad mes turime tokią nuolatinę tarnystę. Ir leidžiame jiems trumpam nusišalinti kuriam nors laikui, jeigu yra kažkokių asmeninių problemų, su kuriomis jie turi tvarkytis. Tarkim, jeigu serga koks nors šeimos narys ir jie turi skirti dėmesio jo slaugimui. Bet mūsų visi vyresnieji laikosi biblinių standartų, kurie Biblijoje yra prašyti ir skirti vyresniesiems ir patarnautojams. Ir dar noriu pridėti, jeigu jūsų vyresniųjų pozicijos šiuo metu yra užimtos, tai yra labai gerai. Bet mes dažnai nepasižiūrime į priekį 5-10 metų, kas ateis ir kas užims tas naujas atsilaisvinusias vietas ir kaip mes dabar jau ruošiame ir apmokome tuos žmones. Dar pridėčiau. Mačiau labai daug skirtingų bažnyčios struktūrų. Kas yra svarbiausia, dievotas charakteris. Nesvarbu, ar tai vyresnieji, ar taryba, ar diakonai. Ir jeigu tie žmonės atitinka Biblijos kriterijus, nesvarbu, koks yra bažnyčios pasitvarkymas, jie gali vesti bažnyčią teisingą kryptimi. Gerai, tai aš manau, gal atsakė klausimą. Čia yra toksai klausimas, brolio Grego pasakojimas apie sunkų asmenį baigėsi New Song bažnyčioje, bet šis asmuo tikėtina pasibels į kitos bendruomenės duris. Ar jie bus įspėta? Question is whether this person who left will most likely go to another church. Will that church and the future church be informed about his character? Bet aš atsakysiu šitą klausimą. Ramūnas is going to answer this question. Nes, klausyk,
Tai, nes čia gaunasi, žiūrėkit, taigi, bažnyčių labai daug yra. Ne, dėl to jūs vadina protestantais, bet aš turiu mikrofoną. Jūsų garsas nesirašys į kamerą, dėl to jūs galite protestuoti kiek norit, aš turiu mikrofoną. Tai Amerikoje labai daug bažnyčių yra, tai aš manau, kad jiems turėtų skirti 3-4 žmonės pilno tatu, kad jie vaikščiotų po bažnyčias ir visi sakytų, yra toks žmogus, gal pažįstat iš nuotraukos ir kai ateisi į bažnyčią, žinokit, kad jisai gali užduoti durnus klausimus. Amerikoje turi daug bažnyčių. Kalbant apie šitą žmogų, mes turime tokį bendrą numatymą, kuris jau pradėjo lankytis, nes žmonės kalba, ar ne? Aš leisiu, kad praeitų truputį laiko, nes jis gali ten pasilankyti kokį porą savaičių ir daugiau niekada negrįžta. Bet jeigu jis toliau ten lankymasi, aš tada paskambinsiu pastoriui. Ir labai atsargiai pasiūlysiu jam, jeigu jis norės klausytis, pasidalinti mūsų patirtimi. Ir galbūt jis sakys, ne, aš nenoriu apie tai girdėti. Bet aš nematau tame problemos informuoti žmonės apie tai, kas mums nutiko. Ir visų pirma, čia dėl to, kad ten yra tam tikros psichiatrinės, psichologinės problemos. Ir paprastose situacijose tai būtų nebūtina informuoti kitas bažnyčias. Tik aš stebiuosi, kaip jūs sužinosite, kad jis lanko tą bažnyčią, ar jūs stebėsit visas vietinės aplinkui bažnyčias live streamus. Kartais nežinom, tai be abejo niekur nepadarysim. Aš galvoju, nežinau, ar mes esame jau pareigoti sekti žmogų ir apie jį pasakoti visiems aplinkui. Nežinau, ar mes esame pareigoti. Gerai, klausimas kitas. Ar jūsų bažnyčia yra turėjusi sunkų laiką, sunkių laikų, kurie apėmė visą bendruomenę, išbandymų, slėnį, krizę? Gal galite apie tai papasakoti? Taip, be abejo. Ilgas klausimas, trumpas atsakymas. Taigi atsakymas taip. Mūsų bažnyčia įsteigta 1962 metais. Ir čia kaip važiuoti linksmaisiais kalneliais yra pakilimų ir nusileidimų. Bet prieš 30 metų mes turėjom tokį labai didelį nuosmukį. Ir mūsų bažnyčia skylo. Ir tai sukėlė tokią kontroversiją, kad tai atsidūrė laikraščiuose. Kas yra pralaimėjimas ir nuvilia visus. Nes ką tai sako apie Dievo vaikus, kai žmonės nesutinka, mušasi medijose. Taigi, jeigu jūs esate sodininkas ir jums patinka dirbti sodą su gėlėmis,
the concept of pruning, to cut the plant way back. Ir jūs supranta tą genėjimo koncepciją tada. God pruned our church. Dievas apgenėjo mūsų bažnyčią. And many of us were afraid we might not survive. The church might not survive. Ir daugelis iš mūsų bijojome, kad bažnyčia to neatlaikys. But God is faithful. Bet Dievas yra ištikimas. And there were always faithful people there. Ir mūsų bažnyčia nuolat buvo ištikimų žmonių. And over many years, it was a slow process. Ir einant metams tai buvo lėtas procesas. God gave us hope and He showed us growth. Viešpats suteikė mums vilties ir vedė į augimą. If we just look at the numbers of the people, Jeigu žiūrėsime vien tik tai žmonių skaičių, we're a smaller church today. šiandien mes esame mažesnė bažnyčia. But the vine and the fruit are much healthier today. Bet pats medis ir vaisiai yra daug sveikesni šiandien. And the family we have truly, truly loves each other. Ir ta šeima, kurią turime bažnyčioje, ta bendruomenė, ji myli tikrai vienas kitą. And I know we're all very thankful for that. Ir aš žinau, kad mes esame visi už tai labai dėkingi. Yeah, so also during COVID-19 a couple years ago, Taigi taip pat ir COVID laikotarpiu prieš keletą metų, because that was a difficult time for our church. tai buvo sudėtingas metas mūsų bažnyčiai. For a couple months, we weren't allowed to meet in person, we only online. Porą mėnesių mums neleido susitikti gyvai, galėjome tai daryti tik tai nuotoliu. And the church can grow apart when you don't get to see each other on a weekly basis. Ir bažnyčia atšala, tie ryšiai atitolsta, kai nesusitinkame bendrai su žmonėmis ilgesnį laiką. And as you saw on social media, Facebook, there were a lot of divisions going on during that time. Ir tuo metu jūs tikrai matėte tiek socialiniai medijoje, tarkim Facebook'e, buvo daug susiskaldimo šituo klausimu. Not only with the pandemic, but also domestic issues in the United States were pretty severe. Ir taip pat ne tik pandemija kėlė įvairius susiskaldimus, bet taip pat mes turėjome vidinių problemų šalyje. Normally, our church experiences a lot of unity, Paprastai mūsų bažnyčia yra jaučiama didelė vienybė, but that was a very divisive time, and we lost some church members during that time. bet tai buvo toksai labai skaldantis laikotarpis ir mes netekome keleto bažnyčios narių. I would say New Song has been a very good church to pastor from my perspective. Aš pasakyčiau, kad New Song bažnyčia iš mano perspektyvos yra labai gera bažnyčia, kuriai gera pastoriauti. Most of my 12 years there has not been difficult, but this time was. Ir didžioji dalis iš mano 12 metų tenais nebuvo sudėtingi, bet COVID laikotarpis buvo toksai. But God is faithful through that. Bet Dievas ištikimas tose laikotarpiuose. And I think we've seen that the people that we lost during that time, even though we still love many of them, Ir aš manau, kad mes matėme tuos žmonės, kuriuos praradome, nors mes juos mylėjome kaip bažnyčios narius. there was some measure of pruning during that time for God to direct our church into who He would have us to be. Mes matėme, kad tai buvo kaip Dievo genėjimo procesas ir kad Jis galėtų nukreipti mūsų bažnyčią tuo keliu, kuriuo Jis nori nukreipti mus. There were some tears shed during that time, but Aišku, buvo ašarų tuo momentu, God is good. bet Dievas yra geras. Visą laiką. Šiek tiek apie gal šeimos dalykus. Čia klausimas toks užduotas. Kaip įveikti nuoskaudas kilusias dėl to, kad pastorius nebuvo atidus savo šeimos narių poreikiams ir jie jaučiasi nesvarbus sužeisti? Ir jie jaučiasi nesvarbus sužeisti.
difficult one. Labai sunku kalbėti šituo klausimu. I think keeping communication open between yourselves is very important. Yra labai svarbu atvirai kalbėti šitais klausimais, Being able to express those feelings to each other. Gebėjimas išreikšti tuos jausmus vienas kitam. And being sensitive to those feelings is also important. Ir taip pat yra labai svarbu jautriai reaguoti į tuos išreikštus jausmus. There are going to be times in ministry where that happens and we just can't help it. Ir bus laikas tarnavime, kai tiesiog tai nutiks ir mes negalėsime nieko padaryti. But it's important to try to find a balance between ministry and family. Bet yra svarbu išmokti surasti pusiausvyrą tarp tarnystės ir šeimos. And it takes work on both sides. Ir abi pusės turi darbuotis ties tuo klausimu. For pastors and ministers to keep in mind that your family needs you. Pastoriams ir tarnautojams reikia nuolat laikyti mintise, kad jūsų šeimai jūsų reikia. But also families to keep in mind that sometimes the pastor will need to be at other places when you would like him to be with you. Bet taip pat šeimai reikia atminti, kad pastorius ar tarnautojas turės būti kitoje vietoje vykdydamas tarnystę, kai jums jo reikia. And I think what Greg addressed as far as elders and other church members remembering the pastor's family can help with that also. Ir aš manau, yra svarbu prisiminti tai, apie ką Gregas kalbėjo, kad pastoriaus šeima taip pat gali prisidėti ir padėti. It's never an easy balance. Ir tai nėra niekada, rasti tą pusiausvyrą niekada nėra lengva. Well, I'd like to add a little bit. Norėčiau dar pridėti prie to. Sometimes we as pastors need to repent of not treating our families well. Kartais, kaip pastoriai, mes turime atgailauti, kad nesielgiam teisingai su savo šeima. Probably anyone that's been in ministry for very long has had times that we should have done a better job with this. Ir tikriausiai daugelis iš mūsų, kurie tarnaujame ilgą laiką, turėjome laikotarpių, kai mes galėjome pasielgti tinkamiau. And think about this, we preach every week for people to repent. Ir pagalvokite, mes kas savaitę kviečiame žmonės atgailai. But that's all of you guys, I don't need to repent. Bet čia viskas jums, žmonės, aš neturiu atgailauti. That's the way we act a lot of times, to be honest. Nuoširdžiai kalbant, mes daugelį atvejų taip ir elgiamės. So we as pastors should be some of the first to apologize to our wives and children when we're not treating them the way that we should. Taigi mes kaip pastoriai turėtumėm būti vieni pirmųjų, atsiprašant savo šeimos, savo žmonų, vaikų, jeigu nesielgiame taip, kaip turėtumėm elgtis. And listen, I can sit up here and say that for myself, Ir aišku, man lengva čia sėdėti ir kalbėti, but then when I know I need to apologize to my wife, it's hard for it to come out of my mouth. bet kai jau man pačiam reikia atsiprašyti savo žmonos, man tai sunku ištarti. But if we're going to be leaders with integrity, we need to step forward and take that step when we need to. Bet jeigu mes sąžiningai vadovausime, mums reikia žengti tą žingsnį ir būti pirmiems, kurie tai darome. So there may be some wives and families here who have hurt. Ir galbūt yra žmonų, šeimos narių, kurie nešioja tokias nuoskaudas. And I would encourage you to talk about that and share that with your family so that they know you're experiencing it. Ir aš norėčiau, kad jūs atvirai kalbėtumėtės apie tai šeimoje, kad jie žinotų jūsų tą patirtį. And give them an opportunity to repent. Ir suteiktume tą galimybę atgailai. Sometimes they may need some time to process if it's the first time they've heard this. Ir galbūt užtruks tam tikrą laiką, kol žmogus tai supras, jeigu tai yra pirmas kartas, kai jis tai girdi. You know, sometimes the Bible talks about our prayers being hindered if we're not gentle with our wives. Ir šventasis raštas kalba apie tai, kad mūsų maldos yra trikdomos, jeigu mes nesielgiame švelniai su žmonomis. Maybe one small part of us missing revival is that we need to be better with our families.
Galbūt tai yra ta viena maža dalis, kurios trūksta iki prabudimo, kad mes geriau pradėtumėm elgtis savo šeimose. Aš galvoju, šiaip man labai patiko ir Cindy mintis, kad visgi čia reikia to supratimo iš abiejų pusių. Aš galvoju, mes gyvenam tokioje visuomenėje, kuri labai įsijautrina ir labai jautri yra. Ir bet kokie impulsai labai jautriai reaguojami. Bet tas momentas, kad abi pusės, mums reikia atpirkimo visiems santykiams reikia atpirkimo. Tai aš galvoju, čia labai svarbus momentas. Nežinau, gal dar kažką pridėtumėt. Nes kartais mes galim būti labai pretenzingi ir labai norėti išskirtinumo, o tarnystė, ypatingai lietuviškam kontekste, nes mes turim darbus, tarnystę, tai paprastai visą laiką būna labai stipriai užkraunama. Ir tada mes galvojam, dar reikia man būti super, pačiam geriausiam tėvui, pačiam geriausiam sutuoktiniui, stebint visą laiką savo žmoną. Dar. Ir gal kartais tada gerai sutuoktiniam atrasti tokį paprastumą. Ja. Any thoughts? Tvarko, gerai. Kitas klausimas. Čia apie jautrumą. Taigi, kartais mes būnam labai jautrus kritikai, kai kritika mums būna išsakom. Tai kaip mums reikėtų su tuo tvarkytis, kovoti, kai mes susidurėm su kritika. Pastorius kritikuojamas, vyresniai kritikuojam, bažnyčia kritikuojama, asmeniškai mes kritikuojame. Kaip čia reikėtų mums dėlioti su to? Kokiu patarimu turėtume? Ir mes dar nepradėjome jūsų kritikuoti dar. Aš tik tai pradėtas kritikuoti. For me, I accepted long ago that I wasn't going to have any kind of ego at church. Aš apsisprendžiau jau prieš daugelį metų, kad bažnyčia nerodysiu savo ego. I feel that if you're being criticized and it's legitimate. Ir aš jaučiu, kad jeigu susilaukėte kritikos ir jin yra pagrista, That you need to look inside yourself and see why this criticism is being pointed at you. jūs turėtumėt pagalvoti, kodėl jums yra skirta ta kritika. And if you have this big shield of pride in front of you, Ir jeigu jūs prisidengėte tuo dideliu išdidumo skydu, you're going to react negatively. jūs labai negatyviai reaguosite. But if you can talk with the person that is directing it at you, you should be able to work out your differences. Bet jeigu jūs pakalbėsite su tuo žmogumi, kuris jums išsako kritiką, tai jūs turėtumėt gebėti išspręsti visą tai. What does God value or desire? Ką Dievas vertina, ko jis trokšta? A humble spirit and a contrite heart. Nuolankios ir atgailaujančios širdies. What do I frequently have? O ką aš dažniausiai turiu? An arrogant spirit and a selfish heart. Arogantišką dvasią ir savanaudišką širdį. Pride and ego is universal for all human beings. Išdidumas ir egoistiškumas yra universalūs dalykai visiems žmonėms. If we're honest, it's a daily struggle. Ir jeigu esame sąžiningi prieš save, tai mes su tuo susidurėme ir kovojame kasdieną. I like it when people say, Greg is an elder in the church, or Greg leads a small group.
Ir man patinka, kai žmonės sako, Gregas yra vyresnysis bažnyčioje, Gregas vadovauja namų grupeliai. Then I have to look in the mirror every day and say, at the top of the list, Greg is a sinner. Ir tada aš turiu pasižiūrėti į veidrodį kasdien ir savo priminti, kad sąrašo viršuje Gregas yra nusidėjėlis. And Greg needs a humble spirit and a contrite heart. Ir Gregui reikia nuolankios dvasios ir atgailaujančios širdies. And I think a good test is what Pastor Brent just shared about saying I'm sorry. Ir aš manau, vienas iš testų yra tai, apie ką pastorius Brentas ką tik pasidalino, tai yra atsiprašymas. If you cannot say I'm sorry, Jeigu jūs negalite pasakyti, aš atsiprašau, you don't have a humble spirit and a contrite heart. jumise nėra nuolankios dvasios ir atgailaujančios širdies. When I receive criticism, I try to be honest with myself first. Kai aš susilaukiu kritikos, aš stengiuosi būti nuoširdus ir atviras prieš save, That this is hurtful and my tendency is to get defensive. kad mane tai žeidžia, o mano polinkis yra gintis. Sometimes the criticism is not even about me personally. Kartais kritika net nėra apie mane asmeniškai. And if I can calm myself down from being defensive, I can listen better. Ir jeigu aš galiu nusiraminti ir nustoti gintis, aš tada galiu klausyti atidžiau. That has a lot to do with trying to put away pride and live in humility. Ir tam reikia išmokti nebūti išdidžiam ir gyventi nuolankiai. But you can almost feel it inside of you when you're receiving criticism, your heart, your chest tightens. Bet jūs tiesiog fiziškai tai galite jausti, kai jūs kritikuoja, jūs atrodo net oro pradeda trūkti krūtinėje. And you want to argue with them and say, no, you're wrong. Ir jūs iš karto norite pradėti ginčytis ir sakyti, ne, jūs klystate. One time there was a man who visited our church and was angry he couldn't get in the right door. Ir vieną kartą žmogus lankėsi mūsų bažnyčioje ir buvo piktas dėl to, kad negalėjo pataikyti, įeiti pro teisingas duris. And he said, you need to get better signs outside your church. I couldn't find the way in. Ir sako, jūs turite pasirūpinti geresniais ženklais bažnyčios išorėje, aš negalėjau niekaip patekti pro teisingas duris. What he didn't know was I personally designed all the signs and ordered them. Ir ko jis nežinojo, buvo tai, kad aš asmeniškai sukūriau tuos ženklus ir išdėliojau juos bažnyčios išorėje. From an objective standpoint, we have a lot of signs. Ir objektyviai žiūrint, pas mus ten yra labai daug ženklų. And they're big signs in obvious places. He just missed them. Ir jie yra dideli ženklai ir labai iškiose vietose, jis tiesiog kažkaip jų nepastebėjo. So I wanted to argue with him and say, no, we have plenty of signs. Ir aš norėjau su juo diskutuoti ir sakyti, ne, tikrai užtektinai pas mus tų ženklų. But I tried to hear where he was coming from. Bet aš pabandžiau įsiklausyti, iš kur kyla ta frustracija. So I'm glad you came to our church. Ir aš jam pasakiau, aš labai džiaugiuosi, kad tu atvykai į mūsų bažnyčią. I'm sorry you had a hard time finding the right door to come in. Labai apgailestauju, kad tau buvo taip sunku rasti tas teisingas duris, pro kurias galėtum įeiti. I understand that would be frustrating for anyone. Ir aš suprantu, kad daugeliui, bet kam tai keltų frustraciją. And that answer helped him calm down a little bit too. Ir tas atsakymas jį taip pat truputį nuramino. Now later on in the conversation, I did say, next time you come, if you look around, you'll notice we do have signs. Aišku, vėliau pokalbį aš paminėjau, kad sekantį kartą, kai atvyksite, jeigu apsidarysite, jūs tikrai pamatysite ženklus. But because I didn't get defensive and I treated him kindly, he was ready to hear that later in the conversation. Bet dėl to, kad pradžioj aš iš karto nepradėjau gintis ir ginčytis, vėliau jis pokalbėje jau galėjo išgirsti tai, ką aš jam pasakiau. I think this is important for pastors. Ir aš manau, kad tai yra svarbu pastoriams. I'm convinced that most criticism we receive has some truth to it.
Ir aš esu įsitikinęs, kad daugelis kritikos, kurią mes gauname, turi kažkiek tiesos. It may be 90% unfair, Galbūt 90% tai yra neteisinga kritika. but maybe there's a little bit in there that we need to hear. Bet galbūt yra ta kruopelytė, kurią mes turime išgirsti. And I can learn from that and I can improve. Ir aš galiu pasimokyti iš to ir kažkur pasitaisyti. One way I will handle that if someone complains to me is I will go quickly to one of our elders and ask their opinion about the subject. Ir ką aš darau tokiais atvejais, jeigu aš sulaukiu kažkokios kritikos, tada aš greitai einu prie vieno iš mūsų vyresnių ir klausiu, ką jie mano šituo klausimu. And sometimes they'll say, no, I don't think that's really a problem. Ir kartais jie sako, ne, aš nemanau, kad tai yra išties kažkokia problema. But even if they agree that there may be some truth to the problem, they will still say it in a way that's supportive. Ir net jeigu jie mato, kad tai yra problema, jie vis tiek tai išsakys tam tikru palaikančiu būdu. How can we solve this problem together? Prieidami prie to, kaip kartu mes galime spręsti tą problemą. So I never like getting criticism, but I am thankful for it. Taigi, man niekada nepatinka gauti kritiką, bet aš esu dėkingas už ją. And sometimes we just have to take a deep breath Ir kartais mes tiesiog turime giliai įkvėpti and get some counsel from wise friends. ir gauti galbūt kažkokių patarimų iš žmonų, draugų. Remember, Jesus received a lot of unfair criticism, Atminkite, kad Jėzus susilaukė daug neteisėtos kritikos. and he always responded in patience and love. Ir jis visą laiką atsakė kantriai ir su meile. And we're called to walk in his footsteps. O mes esame kviečiami sekti paskui jį. Čia klausimas toks, ar turite kažkokią tai bendrą pamokslavimo kryptį savo bažnyčioje? Klausimas taip, kurie esat visi susitarę, mokotės dalintis savo bažnytėnais. Toks žodis yra bažnytėnais, čia gal lietuviškai. Kaip pamokslavote bažnyčioje? I have no idea. We can answer those. Yeah. The preaching. Yeah. Pamokslavimas. Kaip pamokslavote bažnyčiai sekmadieniais? So how do you preach? Ar turite? Yeah, so normally I preach through books of the Bible. Paprastai aš pamokslauju iš Biblijos knygų. Right now we're going through Leviticus, Dabar mes pamokslaujame iš kunigų knygos. but we're going very quickly through Leviticus. Bet mes labai greitai judame per kunigų knygą. The first message was chapters 1 through 7. Pirmoji žinia apėmė skyrius nuo 1 iki 7. Previous to that, I preached through the book of Titus. Prieš tai pamokslavau iš Tito laiško Titui. So I usually alternate New Testament and Old Testament. Aš paprastai skirtingai renkuosi, tai yra vieną kartą Naująjį testamentą pamokslauju, kitą kartą iš Senojo. And my method is to preach through books of the Bible because I think that helps people understand the Bible better. Ir aš noriu pamokslauti iš Biblijos knygų, tiesiog eidamas per Biblijos knygas, nes aš manau, kad tai būtent padeda žmonėms suprasti geriau pačią Bibliją. Everyone is thirsty around me. Aplink mane visi ištroškę. So like in the book of Ezra, the job of the priest was to explain the meaning of the text. Pavyzdžiui, Ezdro knygoje The priest. kunigo pareiga buvo paaiškinti įstatymą. And I believe that's the pattern that we see throughout Scripture. Ir aš matau, kad tai yra tam tikras toksai pavyzdys, kurį mes matome Biblijoje. I don't think I could come up with enough good ideas that it would be worth listening to on my own. Nes kitaip aš nemanau, kad aš prigalvočiau pakankamai minčių, apie ką pamokslauti. But every week we open the Word Bet kas savaitę mes atsiverčiam Dievo žodą and we say, here is our text, ir sakome, štai čia yra mūsų tekstas here's what it means, ir štai ką tai reiškia and here's how it applies to us. ir štai kaip mes jį turėtume vykdyti mūsų kasdienime gyvenime. I think all of worship is important.
Aš manau, kad visas garbinimas yra svarbus, prayer, malda yra svarbi, singing, giesmių giedojimas, public reading of scripture, viešas rašto skaitimas, of course, the Lord's Supper and baptism. be abejo viešpatės vakarienė ir krikštas. But I really believe the Bible tells us that the most important part of Christian worship is the preaching of the word. Bet aš tikrai tikiu, kad Biblija mums sako, kad svarbiausias garbinimo aspektas yra Dievo žodžio pamokslavimas. God's people are encouraged and equipped through his truth. Taip Dievo žmonės yra padrasinami ir įgalinami per jo tiesą. So in our church, I do most of the preaching. Taigi mūsų bažnyčioje aš daugiausiai pamokslauju. Maybe 4 to 8 Sundays a year, I don't preach. Galbūt 4 ar 8 sekmadienius per metus aš nepamokslauju. Some of our elders will preach sometimes. Ir kai kurie mūsų vyresniųjų tuomet pamokslauja. We'll have guest speakers come in. Tada atvyksta pamokslininkai iš kitur. But most Sundays, it's me preaching through a series of a book on the Bible. Bet daugumą sekmadienių aš tiesiog pamokslauju pats iš tam tikros Biblijos knygos. And the people develop a hunger for this. Ir žmonės jau išsivystė, jaučia alkį tam. Surprisingly, when I started Leviticus, I actually had some church members say, wow, we are looking forward to learning about Leviticus. Ir kas mane nustebino, kai pradėjau pamokslauti iš kunigų knygos, prie manęs priėjo bendruomenės žmonės ir sako, vau, mes laukiame daugiau pamokslų iš kunigų knygos. On Sunday morning, before we meet all together, Sekmadienį rytais prieš mums visiems susitinkant. the adults have the choice to meet in one of 4 different small groups. Suaugusiems yra organizuojamos tokios 4 grupės ir jie gali rinktis vieną iš jų. Cindy leads a small group for some of the women. Cindy veda grupelę moterims, I have a small group, aš vedu grupelę and 2 of the other elders have their own, I'm sorry, 3 of the other elders have their own small group. ir dar 3 vyresnieji turi kitas grupelės. Those groups also need material or curriculum. Ir toms grupelėms taip pat reikia medžiagos, kurią jie nagrinėtų. And there is some freedom of choice there. Ir ten yra pasirinkimo laisvė. But Pastor Brent has saved me from potential embarrassment Bet pastorius Brentas apsaugojo mane nuo galimos nejaukios situacijos. because maybe I picked a book from some popular Christian author Apsaugo mane nuo galimos nejaukios situacijos, nes galbūt aš paimsiu kokio nors labai žymaus, populiaraus krikščionio rašytojo knygą, but I did not do my homework. bet būsiu nepadaręs pakankamai namų darbų And Pastor Brent let me know gently that this was not a good choice. ir nepasinagrinėjęs apie tą knygą. Ir pastoris Brentas taip švelniai man pasakys, kad tai galbūt ne pats geriausias pasirinkimas. And he has always been right. Ir jis šituo klausimu dar niekada neklydo. So I never pick new material without asking the shepherd. Bet aš niekada nesirenku naujos kažkokios medžiagos, nepasitaręs su ganytoju. Nebėra klausimų. Tai gerai, kartais mes, kai diskutuojam ir skaitom Bibliją, mums kyla klausimai, nesutarimai, mes turim skirtingus požiūrius. Ypatingai, kai kalbam tose mažose grupelėse ir turim skirtingą požiūrį. Kaip jūs sugebat tą vienybę išsaugoti ir dar ateiti iki bendro susirinkimo, paskui po tų 4 grupelių ar 5. This is something that I'm very passionate about. Man tai labai patinka tos grupelės. How do we maintain unity in the church when there are differing theological views? Ir klausimas, kaip mes išlaikome tą vienybę, kai turime skirtingus teologinius požiūrius. Some of you are probably familiar with
Ir galbūt jūs esate pažįstami su ta paradigma, kurią aš jums dabar nupiešiu. Some theologians have suggested there are 3 different levels of theological issues. Kai kurie teologai teigia, kad yra 3 skirtingi teologinių problemų lygiai. The top most important level are non-negotiable theological issues that no Christians will disagree with. Visų pirma, viršuje yra neginčiamos tikėjimo tiesos, su kuriamis turi sutikti visi krikščionys. The doctrine of the Trinity, Tai yra trejybės doktrina, the deity of Christ, Kristaus dieviškumas, the personality of the Holy Spirit. tai, kad šventoji dvasia yra asmuo. Many of the things that you would find in the ancient creeds of the church. Tai yra daugelis dalykų, kuriuos rastumėt senovės tikėjimo išpažinimuose. If someone denies the Trinity, I don't have any tolerance for that. Jeigu kas nors išsigina trejybės, aš to visiškai netoleruoju. I'm not saying I will be rude to them, but they will not have any place in our church. Aš jiems nebūsiu nemandagus, bet tiesiog tas žmogus neturės vietos mūsų bažnyčioje. There's no place for Christian fellowship. Ir tokiu būdu negali vykti krikščioniškas bendravimas. The second level is also important, Antrasis lygmuo taip pat yra svarbus. but these are issues that authentic Christians can disagree about. Bet tai yra vietos, kuriuose krikščionis gali nesutarti. So there's probably some disagreement, maybe even in this room, about the doctrine of baptism. Galbūt net ir šitoje salėje mes galime nesutarti kai kuriais klausimais dėl krikšto. Do we baptize infants or do we baptize believers? Ar mes krikštėjame kūdikius, ar mes krikštėjame suaugusius tikinčiuosius. This is an important issue, Tai yra svarbi tema. but I know there are fellow Christians who disagree with me on this issue. Bet aš žinau, kad yra tikintieji, kurie nesutarė su manimi šito klausimu. This issue is a second-tier issue because a church has to decide which direction are they going to go. Tai yra antras lygmuo, nes būtent bažnyčia turi nuspręsti, kuria kryptimi ji juda. For some, in a lot of cases, charismatic gifts would be another issue of a second-tier issue. Kai kuriuose bažnyčiose charizmatinės dovanos taip pat būtų antro lygmens problema. Because each individual church has to decide, are we going to practice the gifts or are we not going to as a part of our public worship? Ir nes kiekviena bažnyčia turi nuspręsti, ar mes leisime pasireikšti charizmatinėms dovanoms ar ne. And we can still love each other even if we have disagreements over those. Nes mes vis dar galime mylėti vieni kitus, nors ir nesutarėme tais klausimais. But it's difficult to be together in the same local church. Bet labai sunku būti kartu toj pačioj vienoj vietiniai bažnyčioj. But we can still do conferences together, Bet mes one another. vis dar galime kartu organizuoti konferencijas, vertinti vieni kitų darbus. And then there's the third level, which are not very important issues. Ir yra trečiasis lygmuo, kur yra visai beveik nesvarbios tokios problemos. Like what is the timing of the rapture? Kada, tarkim, tikintieji bus paimti į dangų. Maybe pre-tribulation, maybe post-tribulation. Prieš suspaudimus ar po suspaudimo. We have people in our church who disagree over the timing of end times events. Mūsų bažnyčioje žmonės irgi nesutarė apie tai, kada bus tie paskutiniųjų laikų įvykiai. But we can still have fellowship and be in the same church and sometimes even have fun debating. Ir mes vis tiek galime bendrauti, o kartais net smagiai leisti laiką diskutuodami apie tai, toj pačioj bažnyčioj. So you see the different levels, level 1, level 2, level 3. Taigi matote, yra 3 skirtingi lygmenys - pirmasis, antrasis ir trečiasis. And I think it's not that difficult to come to agreement on which issues fall into which category. Ir aš manau, netaip sunku jau ir sutarti, kurios problemos priklauso kuriai kategorijai. If we can maintain this understanding Jeigu mes laikysimės tokio požiūrio, that there are some issues that are more important than others, kad yra tam tikri klausimai, kurie yra svarbesni už kitus, and there are some times that one church needs to meet in one location and another church needs to meet in another location. ir yra atvejai, kai viena bažnyčia turi rinktis vienoje vietoje, kita bažnyčia ar bendruomenė turi rinktis kitoje. But we can still love each other and wish the best for the other churches.
Bet mes vis dar galime mylėti vieni kitus ir linkėti pačio geriausio vieni kitiems. We don't always have to feel like we're in competition with the other churches. Mes neturime visą laiką jaustis, kad mes konkuruojame su kita bažnyčia. I think this could be a really helpful step in that process. Ir aš manau, kad tas skirtingų problemų lygmens suvokimas gali būti toksai labai naudingas tame procese. One key issue this helps illustrate Ir vienas dalykas, kuris padės tai iliustruoti, some people take issues that are not that important kai kurie žmonės paima tas nelabai svarbias problemas and elevate them and try to make them too important. ir bando jas išaukštinti ir perdėm sureikšminti. And this is divisive and disruptive for a person to act like this. Ir tai labai skaldo bendruomenę, jeigu žmogus taip elgiasi. But when we're thinking rightly and for the unity of the church, Ir jeigu mes teisingai mąstome ir vertiname bažnyčios vienybę. I disagree with Presbyterians on baptism, but I love them, they're my brothers. Aš nesutinku su presbiterionų bažnyčia dėl krikšto, bet aš juos myliu kaip brolius. And I wish the best for them. Ir aš linkiu jiems pačio geriausio. I can pray together with them, Aš galiu su jais melstis. right? We serve the same Lord. Mes tarnaujame tam pačiam viešpačiui kartu. So, maintaining unity in the church has a lot to do with having the right priority on the different theological issues we differ on. Ir palaikyti bažnyčios vienybę reikalauja mūsų to suvokimo, koks prioritetas turi būti priskirtas tam ar kitam klausimui. And as leaders in the church, I would encourage you to try to set the example for your churches and how you can relate to other believers who have differences still in unity. Ir jūs kaip lyderiai turėtumėte rodyti pavyzdį kitiems tikintiesiems, kaip jūs elgiatės su žmonėmis, su kuriais jūsų nuomonės nesutampa. Aš manau, dabar mes didžioji dalis sutinkam, kad pietų klausimas yra vienas iš labiausiai prioritetinių klausimų, dėl kurių mes tikrai neišsiskiria mūsų nuomonė. Skiriasi. Nu, tai jeigu skiriasi, tai mes turėsim dvi grupės tada, kurie valys. Pirmieji ir antrieji. Labai trumpas, geras klausimas, bet aš prašysiu trumpo atsakymo. Koks bažnyčios vaidmuo ir pozicija turėtų būti, jei kiltų karas, jei svetima kariuomenė ateitų į šalį? Ir čia klausimas, ar bažnyčia turėtų turėti karo teologiją ar karo. Jo. Ir numatyti kažkokią tai bažnyčios misiją karo metu. Short answer, Trumpas atsakymas. the church should stand for what is right. Bažnyčia turėtų pasirinkti tiesos pusę. And there are ancient writings about just war theory. Ir yra senovės raštai apie teisaus karo teoriją. We should be aware of those and try to apply those to any given situation. Ir mes Aware of those and apply them. Mes turėtumėm susivokti situaciją ir taikyti tai tam tikrai situacijai. But in the case of clear right and wrong, there's nothing wrong with the church standing for what is right. Ir kalbant apie teisingąją pusę, nieko nėra blogo, jeigu bažnyčia atsistoja į tiesos pusę. Sometimes a war is a clear aggressor and evil. Kartais karas kyla dėl labai aiškaus agresoriaus ir blogio. So let the church stand for what's right and let the church members serve as they need to in the defense of their own nation. Tai tegul bažnyčia stovi tiesos pusėje ir tegul bažnyčios nariai tarnauja kartais ir gindami tą tiesą. Amen. Na, tai gerai, ja. Ačiū labai už klausimus. Jų buvo, kai kurių neatsakėm, laiko nėra daug. Tai ačiū už klausimus ir labai aišku, ačiū už atsakymus, už pasidalinimą.